Ar kalbant apie mūsų miesto išskirtinumą, svarbi jo geografinė padėtis? Net neabejoju, jog daugelis jūsų atsakys žinoma ir net galbūt nusistebės klausimo kvailumu. Miestiečių nuomonę Kauną geriausiai atspindi dvi susibėgančios upės ir šūkis "Net upės susitinka čia". Už jį Kauno prekės ženklo konkurse pasisakė daugiausiai vertintojų, maždaug 30% visų balsavusiųjų. Tačiau tai dar nereiškia, kad šis ženklas ir taps naujuoju miesto simboliu. Specialistai sako, kad toks ženklas tinka tik pramoginiams renginiams. Kaip ten bebūtų, upės miestui yra labai svarbios. Kažkada dvi didžiausios šalies upės miestui buvo tiesioginė žodžio prasme gyvybiškai svarbios, nes gynė nuo priešų, o taip pat garantavo prekybą, jungė miestą su Europa. Aš kalbėsiu apie gan senus laikus, 15-18 amžių. Tais laikais Kaunas buvo visų pirma prekybos miestas, o Nemunas buvo pagrindinis kelias, į kurio buvo gabenamos prekės eksportui ir įvežamos prekės. Nemunas duodavo uždarbį pirkliams, laivų savininkams, laivų įgulų nariams, amatininkams, kadangi tame tarp ir laivų statytojams, ir kitokių amatų meistrams, kurių produkcija buvo reikalinga laivuose. Taigi Nemunas, galima sakyti, tai buvo Kauno kartu su Nerim, nors Neries vaidmuo čia daugiau pagalbinis, tai bet abi tos upės buvo savotiškas maitintojas ir gerovės garantai. Na, truko to, manau, dar į 19 amžiaus, gan irgi galima kalbėti didžiąją dalį apie tai, tačiau savaime aišku, kad geležinkeliai ir autotransportas nukonkuravo laivus. Jie ir paslankesni, ir greitesni, ir panašiai. Tai dabar Nemunas, dėja Kaunas nelabai Nemunu domisi. Neišnaudoja jo, bent jau turistinių galimybių, rekreacinių galimybių. Nepakankamai išnaudoja, man regis. Taigi kitur tradicijos išliko, tačiau ne Kaune. Prie upių įsikūrę Europos miestai ir dabar išsiskiria šurmuliuojančiais uostais, tiek priekybiniais, tiek pramoginiais. Tai itin patrauklu turistams, bet nemažiau svarbu ir vietos gyventojams. Kaunas sovietmečiu atskirtas nuo upių fabrikais ir gatvėmis per nepriklausomybės dešimtmečius nė kiek neatsigręžė nei į Nemuną, nei tuo labiau į Nerį. Tai itin liūdina architektus, bet jie pastebi kai kurių dėsningumų ir skirtumų tarp Kauno ir kitų Europos miestų. Skirtumas tas, kad ten visa miesto planinė struktūra, tai yra gatvių tinklas, jų kryptys, aikštės, viskas buvo lyg tai atrodo specialiai kurta, kad draugaut su upe. Upė jiems matyti tiem miestam ne tik, kad buvo funkcinė transporto arterija, bet buvo matyti ir architektų planuotų galvose kaip tokia vizualinio grožio estetikos, tokia reiškia vieta, ten žiūrėkit, terasos visokios, nusileidimai prie vandens, prieplaukos gražios, rūmai prestižiniai, sakysime, ten, pavyzdžiui, Drezdeno, ta Briulių terasos garsiosios, ten stovi centrinė garlaivių prieplauka ir taip toliau Budapešte, puikiausiai karalių rūmai Londone. Viskas, reiškia, tenais yra, kaip sakyti, upei skirta. Nuo upės gražiai matosi. Plius tokiam, pavyzdžiui, Paryžiui galybė tiltų, tilčiukų siaurų, mažų, reiškia, skersai kiekviena gatvė. Ta upė kažkaip pas jos tampriai susijusi su miesto planu, su miesto, reiškia, gatvių, aikščių, prestižinių pastatų vieta. Kaune to nebuvo ir nėra. Kodėl sunku pasakyti? Nors Nemunas, pavyzdžiui, dar nuo viduržemių laikų pagarsėjo laivyba. Ten netgi kryžiuočių laikais plaukdavo kryžiuočiai su savo ginkluote užkariauti lietuvių žemių. Vėliau vyko intensyvi prekyba, netgi būriniai laivai plaukdavo, reiškia, prieš srovę, nes vakarų vėjas daugiausiai iš anos pusės. Temdavo būrėmis, reiškia, krovininės baidokus baržas, sielius plukdydavo pro Kauną. Vėliau, reiškia, ir atsirado jau ir tie ir gariniai laivai. Reiškia, ir vienu žodžiu, tas vyko.
ir elevatoriai grūdų, ir sandėliai senamiesty viduramžiški su prekiam, bet tokios, kad miesto planas, taip sakant, jo schema, gatvių, aikščių, terasų, to kažkaip tai nebuvo. Sunku pasakyti dėl ko istoriškai. Vat mes dabar stovime tokio labai gražioje vietoje, čia kaip matote Vytauto bažnyčia, tas nusileidimas grįstas iš akmenų, tos tašyto granito, tos atraminės sienos, čia vat matosi jos statytos Smetonos jau laikais. Vienintelė, sakyčiau, vieta tokia, kur specialiai padaryta tokiam estetikai, patrauklumui miesto ir vandens draugystei. Nors kitur dar buvo, pavyzdžiui, prieš karą Kaune tokių vietų sąlyginių, tokių, kur, pavyzdžiui, dalysim, Žiemos uostas centre, Tiesala, kanalas labai platus. Apie turbūt pasakysiu porą žodžių, kad ten buvo labai gyva, ten kanalas buvo platus, ten plaukė labai daug laivų, o jo tas Žiemos uostas priešais, dabar kur yra, pėsčiųjų tiltas, kur yra. Ten dabar jisai užkastas, ten yra labai graži įlanka, ten buvo knibždėjo gyvenimas, baržos, baidokai, buksyrai, valtis, garlaiviai, laivai ten žiemodavo, vasarą tengi buvo nedidelė laivų statiklėlė saloje. Ir buvo galima stebėti, kaip laivą pabaigę sukinėti ir nuleidžia vandenį, jisai puškodamas išplaukia kanalų, Nemunų ir ten žemyn link Klaipėdos. Tai, sakyčiau, apart to tokios funkcijos, mano manymas asmeniniu, tai buvo tiesiog, miesto peizažas, tas miestovaizdis. Tai yra, tu matei, kad tu gyveni vieninteliam Lietuvoje mieste prie vandens, kad tai yra laivų miestas, kaip aš mėgstu pasakyti. Tas toksai miestovaizdis, tas įspūdis jo, unikalumas, labai traukė žmonės, tengi visą laiką būdavo pilna, netgi dailininkai ateidavo, tai žmonių pilna, tapydavo, aš turiu net paveikslą, pavyzdžiui, garsio tokio mūsų buvusio dėsio Vaičio, senjoro, reiškia, paveikslą, kur ten laivai nupieši, rūkas, ten tie kranai, tokie labai estetinės formos. Ten buvo tikrai, galbūt daugumai architektų ar kolegų atrodo, kad tai yra galbūt nesveikas miesto centre turėti šiokią tokią laivų pramonę. Bet kita vertus, mano supratimas yra, kad miestas tai yra civilizacijos lopšys. Ir ten visokios kultūros yra, ir technika, ir garlaiviai, ir traukiniai, ir baržos, ir restoranai, ir viedukai, ir tiltai, ir mėgiamieji kvartalai, ir centrai kultūros, ir muziejai, ten visko yra, tramvajai, ir parkai, ir žalumynai, viskas vienoje vietoje. Vat pagal mane yra tikras miestas. O pas mus kažkaip tokia tendencija daug ko atsisakyti, išgryninti. Tai panašiai kaip reiškia, sakysime, tu turi privatų namą, bet tau nepatinka dujinė plytelė, tau nepatinka gražus unitazas, tau nepatinka vonia, dušas, tau viską nori paslėpti. Tik svetainę auksuoti, ne velnio. Kasmet gausėjantis būriai turistų negali patikėti, kad mieste tarp dviejų didžiausių šalyje upių beveik nėra laivų, nedaug ir žmonių krantinėse. Tiesa, pakrančių peizažą kiek pagyvina žvejai. Tad kol kas upės Kaunui plukdo daugiau rūpesčių negu džiaugsmų. Nors pakaktų tik sudaryti palankesnes sąlygas verslui, sukurti tegul ir nedidelę infrastruktūrą nedideliai laivybai. Specialistai sako, kad ir didelių lėšų tam nereiktų. O tuomet Lietuvos upių tėvas ir motina išties būtų deramų ir funkcionalių miesto pasididžiavimų. Kauno mieste mes turime unikalią situaciją, kokios turbūt nerasime visame pasaulyje. Nes kad miesto centre būtų santaka, tai tokių atvejų mes galėtume rasti, bet mes dar turime ir trečią upę. Tai ne tik dviejų upių santaka, yra trečia upė Kauno mieste. Tik problemą mes turime tame, kad mes neišnaudojame savo tų unikalių galimybių iš ties, nes sovietiniais laikais buvo sugalvota, kad plauks upė jūra laivai, kaip šiandieninėme Paryžiuje plaukia, su 3-4 metrų grimzle veždami 10 000 tonų krovinio. Ir ne vienas paryžietis nesako, kad čia teršia mūsų miestą, teršia senamiestį. Atvirkščiai, visi sulinkę prie parapetų, kas rūko, kas geria limonadą, kas alų, ir visi džiaugiasi to judėjimu, kad gyva upė, kad eina kroviniai. Iš ties, tai palyginus tarša, kokia teršia krovinių automobilių transportas, tai čia palyginus iš vis neteršia miesto, verda gyvenimas, nuostabu. Na, tiek to, palikime tos jau sovietinius laikus, mes nebeturėsime tokios situacijos kaip scenoje, nes mano kolega Prancūzijos vidaus vandens kelių direkcijos vadovas prieš keletą metų susitikime Paryžiuje pajuokavo. Sakė, Gintautai, jūs tokių situacijų kaip pas mus nebeturėsite. Nes, sako, pas mus buvo natūralūs giliai sienos 60-70 cm. Sakė, Napoleonas savo karius pervedė Briste.
Paryžiuje per Seną. Na, Nemunas iš tikrųjų daug kas skundžiasi pas mus, kad yra gamtiniai gyliai labai maži. Iš tikrųjų 30-40 cm didesni negu Senoje ir nieko neturim. Bet kaip pasakė kolega Prancūzijos vidaus vandens kelių direkcijos vadovas, sakė, mes vien tik Paryžiaus Dikstrite pasistatėm 18 šliuzų, bet nusijuokdamas pasakė, sakė, Gintautai, jūs to nepadarysit, nes mes pasidarėme tada, kada nebuvo Prancūzijoje aplinkosaugos ministerijos. Tai va, tokie pajuokavimai iš tiesų rodo, kad vis dėlto pas mus dar nėra iki galo subalansuota infrastruktūros plėtras su aplinkosauginiais reikalavimais. Na, mes vienoje vietoje spjauname aplinkosauginius reikalavimus, ypatingai vykdydami pervežimus sausumos keliais, o kitoje vietoje, na, kai kalbam apie vidaus vandens transportą, iš dalies geležinkeliai, užsimerkime ir nedaroma to galėtumėm daryti. Galvodami, dažnai užmirždami iš tikrųjų, kad mes kalbam ne apie tik dabartinę situaciją, bet kalbam apie ne tik savo sveikatą, bet ir savo vaikų sveikatą, savo anūkų sveikatą, nes įsivaizduokite, viena barža tik tai su mūsų garantiniais giliais šiandieną nuo Kauno iki Klaipėdos mes palaikome iki Jurbarko 1,20 m, o nuo Jurbarko iki Klaipėdos ir Kuršių mariomis 1,50 m. Tai galima vežti tūkstantinės baržas, beveik 1000 tonų krovinių. Tai yra 40 vilkikų. Įsivaizduokite, karštą vasaros dieną, kokios provėžos magistralėje Vilnius Klaipėda nuo tų vilkikų. Ir įsivaizduokit, kiek išmetamųjų dujų atmosfera, ko mes kvėpuojame. Nesunku labai paskaičiuoti, o jeigu būtų šiek tiek didesni gyliai ir būtų galima vežti vieną baržą, ne 40 vilkikų, o 140, tai yra įmanoma. Tai mūsų visų ateitis. Ir, na, aš esu optimistas iš ties ir mes dabar jau turime pirmosius žingsnius krovinių vežimo srity. Pastatyta krovininė prieplauka Kaune, kitais metais leis integruotis vidaus vandens transportui bendrą logistikos grandinę, integruotis į Klaipėdos jūrų uostą, kad būtų galima sujungti vidaus vandens keliais tą logistikos grandinę su Skandinavais, su Vokietijos uostais, na, principė su visų pasauliu. Ir dabar jau yra tokie hipotetiniai kroviniai. Ir aš galvoju, kad jie taps ne hipotetiniais, o realiais kroviniais. Ir mes turėsime pradžiai 500 000 tonų per metus Marvelės prieplaukoje, vėliau jie išaugs ir didesnį tonažą. Kalbant apie laivybą pramoginę, rekreacinę, mes taip pat neišnaudojam. Na, pasižiūrėkite, Kaune mes pasistatome tokį puikų traukos objektą, sporto rūmus prie vandens. Na, jau padarėme didelę klaidą. Miesto vadovai padarė didelę klaidą, nepastatydami prieplaukos, nes niekur pasaulyje taip nedaro. Didžiulis traukos objektas, sutikite tikrai 15 000 vietų. Sporto arena ir nėra prieplaukėlės šiandieną, kur galėtų atplaukti sporto renginį ne tik tais iš Kauno, Jurbarko, vidaus vandens kelių laivelių turėtojai, bet netgi ir iš Klaipėdos. Jie neturi tokios galimybės. Kalbėdami apie laikinosios sostinės išskirtinumus, dažniausiai minime prieškario modernizmą, kuris išties yra unikalus europiniu mastu. Taip pat ypatingos vertės yra vienas seniausių žemyne iki šiol veikiantis Dariaus ir Girėno oro uostas, botanikos sodas, senasis ąžuolynas pačiame miesto centre. Carinis palikimas, pirmiausiai jo fortų sistema, o taip pat geležinkelis mieste. Ir vis tik labiausiai Kaunas – upių miestas. Nemuno, uostų, garlaivių, gyvų krantinių miestas. Bet dabar tas reginys sunaikintas. Tiesiog išplėšta miesto širdis. Stovime ties tą vadinamą Cimbruvką, ties Vytauto bažnyčia, prie Vytauto didžiojo tilto. Ta Cimbruvka, tai iš lenkų kalbos žodžio, tokia buvo grįsta, plati krantinės dalis, mes dabar joje ir esame. Ir kadaise stovėjo visa serija laivų, tiesiog keliasdešimtys. Jie kaip čia švartodavosi, kai matome. Anam krante taip pat, ten buvo netgi prieplaukos, netgi buvo jachtklubas, įsivaizduojate, upėje jachtklubas, bet buvo. Bet jis sugebėdavo tas būrės valdyti ir ten buvo galybė laivų, prieplaukų, visokių tiltų, pirsų, kaip vadinamų, čia reiškia. Ir ta Cimbruvka tęsiasi labai plati tolyn iki pat beveik geležinkelio tilto. O kairiam krante buvo dar Vokiečių statytas 14 metais uostas krovininis, jo čia dabar liekanos likę. Ir prie sovietų valdžios ten buvo pastatytas tas metalinis špuntas. Dabar matote, porą kranų likę, strėlių matosi jos, bet čia buvo daugiau kranų, tai buvo krovininis uostas. Ir jis, reiškia, toj pačiai vietų, kur tas istorinis vokiškas. Negana to, buvo, reiškia, dešiniam šitame mūsų krante, ties geležinkelių tiltų buvo taip pat, ten net laivų statykla buvo šančias, įsivaizduokite. Ir ten dar buvo prieplauka. Žodžiu, abu Nemuno krantai buvo nusėti prieplaukom, plaukiančiam tokiam statiniais tokiais, kranais, uostai, laivai, valtelės, baržos, baidokai, buksyrai,
Čia knibždėjo, viskas čia knibždėjo, liekanų dar likę. Dabar, kai matote, visiška tuštuma. Visiška tuštuma ir kažkaip tai visi persėdo į automobilius. Manau, priežastis to, kad daugumas pirmiausia persėdo į automobilius. Reiškia, antras dalykas, reiškia, kaip ir išnyko toks poreikis, nes ta visa laivavimo sistema, kaip ir tų, kaip sakiau pradžioje, reiškia, tų miestų architektūrinis artėjimas prie upių toks, tada buvo iššauktas poreikio, nes upė buvo pagrindinė arterija judėjimo, krovininio ir ta prasme ir keleivinio. Dabar, kai pas mus ypatingai lietuviai labai smarkiai greit persėdo į automobilis, kažkaip nusisuko nuo to. Vienas dalykas, kita priežastis, man atrodo, kad ta privatizacija, tokia labai įstaigi privatizacija, kaip ją vadina kartais ir teisingai privatizacija, visi sučiupo tuos laivus metalinius, ten daug metalo pasirodė, lietuviai ten tonos metalų, kiek dolerių, o kad tas laivas žus, tai jam buvo nebeįdomu. Toks staigus, to meto lietuvių toks staigus noras praturtėti bet kokią kainą. Tas, man atrodo, įnešė didžiulę žalą ir buvo, kaip sakant, laivai tiesiog begėdiškai supjaustyti ir priduoti. Paskutinė dar likę laivai. Tai buvo prieš daugiau nei 20 metų, o pasukę laiko ratą dar labiau prisiminkime didįjį poetą Adomą Mickevičių. Nemunas Nerį galingai pagrobęs srautų verpetais į tolį dangyną, neša apglėbęs kaip žavimą lobį, ją ir save jūros gylis skandina. Tai ištrauka iš jo poemos Konradas Valenrodas. Čia rasime ir Neriai skirtas eilutes. Kauno pakalniai per lygumą jaukia, tulpių narcizų slėniu Neris plaukia. Taigi Nemuno ir Neries santaka viena poetiškiausių ir labiausiai apdainuotų Kauno vietų. Gilioje senovėje buvo laikoma šventa. Santuokoje gyventa nuo seniausių laikų. Čia prasidėjo miesto istorija ir visada Kaune prie Nemuno vyko intensyvus gyvenimas. Cariniais laikais supiltas aukštas pylimas, damba tarp dabartinių Birštono ir Aleksoto gatvių. Krantinėje galėjo švartuotis visi tuo metu upe plaukioję laivai. Nemuno saloje, tiksliau Pusiasalyje, įsikūręs žiemos uostas tęsiasi nuo Karmelitų bažnyčios iki dabartinės Birštono gatvės. Buvusioje Nemuno senvagėje žiemodavo garlaiviai ir kiti laivai. Saloje buvo pastatytos laivų remonto dirbtuvės, nutiestas platusis geležinkelis sunkiems kroviniams gabenti. Ant kranto laivus užtraukdavo bėgiais. Anuomet iš Nemuno aukštupio į Kauno žiemos uostą plukdydavo rąstus. Ten jie būdavo sutraukiami į lentpjūves. Nemuno krantuose buvo įsikūrusios kelios prieplaukos. Krovininė arčiau Karmelitų bažnyčios, keleivinė prie Vytauto bažnyčios, taip pat Panemunėje, Vilijampolėje, Lampėdžiuose. Mes dabar su jumis esame tokio labai gražioje vietoje, stovime, kaip matote, teka upė, tiltas, krantinė, kitopusė krantinė, žalias Aleksoto šlaitas. Atrodo viskas labai gražu, bet pažiūrėkime, visiškai tuščia upė, tai yra visiška tuštuma. Kai tuo tarpu turėtų būti ir tai buvo gyva labai čia. Tai ir kyla tas mūsų klausimas, kodėl taip atsitiko, kodėl mes pamiršome, kad turime Nemuną, Nerį, kad mes esame miestas Lietuvoje prie dviejų didžiųjų Lietuvos upių. O jos mirė, jų čia nieko nėra, ne tik kad laivų, net pliažų nėra. Viskas labai pasikeitė. Tas man labai kažkaip kelia tokį, kaip jums pasakyti, tokį liūdnumą. Norėtųsi, kad kažkaip viskas atgytų nauja banga, bet atgytų, kad mes jaustumės, kad mes esame Kaune, mieste prie Nemuno ir prie Neries, aišku. Bandymai, o gal tiksliau būtų pasakyti kalbos apie būtinybę miestui atsigręžti į upes iš valdžios vyrų lūpų skamba ne pirmi metai. Tačiau realesnių, bent kiek apčiuopiamų rezultatų Tūlas miestietis nelabai ir mato. Estetinis vaizdas kiek gerėja. Iškirtus krūmynus upių santakoje vaizdu į Nemuną ateina pasigrožėti būriai kauniečių. Šalia Vytauto bažnyčios įrengtame amfiteatre vakarais netrūksta jaunimo. Vienintelis plaukiojantis restoranas kažkaip netapo didesniu traukos centru. Tad kaip pakeisti situaciją, kad upės vėl tarnautų savo žmonėms? Receptų yra ir jie nekokie utopiniai ar stebuklingi. Tad ko reikia?
Pirmiausia, tai iš tikrųjų panaudoti infrastruktūrą tą, kur turime šiandieną Nemune. Jeigu ne visus metus pradžiai, bent galėtų šiltuoju sezono metu galėtų būti įrengtos vietos, kur laivams švartuotis palei Nemuną, kad ten žmonės galėtų bent pusmetį gyventi. Privažiavimo keliai prie krantinių padaryti. Padaryta reikalinga mini infrastruktūra vandens tiekimui, elektros tiekimui, fekalų surinkimui. Tai panaudoti. Nuo perspektyvų įrengus vieną ar hidrotechninį įrenginį, ar tai molą, ar bangložį, būtų galima tai gyventi kiaurus metus. Čia mes turime problemą su ledonmedžiu, bet visi klausimai sprendžiami, tik reikia dirbti. Tai aš jau norėčiau palinkėti. Atsigręžkime į tai, ką turime, atsigręžkime į upes ir naudokime tai. Miesto architektai taip pat metų metus suka galvas, kaip realiai sugrąžinti Kauną prie vandens. Jų vizijos mažiau tramdomos pragmatiškumo ar galimų lėšų trūkumo jų įgyvendinimui. Nepaslaptis, jog dažnokai iniciatyvius verslininkus ar tiesiog miestiečius atbaido išankstinis įsitikinimas, kad nieko nepavyks nuveikti, nes visi projektai, kaip įprasta, nusės valdininkų stalčiuose. Dalis tiesos tokiuose pamąstymuose, sutikime, yra. Ir vis tik paklausykime architekto vizijos. Šūkis būtų toks: Kaunas – laivų miestas. Ir tik vienas toks yra Lietuvoje. Ir man atrodo, čia yra pats svarbiausias Kauno ženklas. Jį mes turime visi suprasti, pamilti iš naujo statyti meilės santykius su Nemunu. Su Nerim, aišku, irgi. Ir dar paminėčiau, kad Neris, reiškia, labai nuskriausta, kadangi ten joje laivyba šiaip tai niekad beveik kaip ir nevyko, nors dabar svajoja, kad sujungs su Vilniumi. Ten, aišku, kažkiek priešinasi gamtosaugininkai, bet man atrodo, kad be reikalo, nes Lietuvoje pilna upių, kuriuose gali veistis žuvys ir gyventi visokie vėžiagyviai, įlankos ir taip toliau, bet nereiktų sujungti. Bet dar prieš 150 metų grafas Tiškevičius jau darė hidrologinius tyrimus Neries. Kaip padaryti laivybą, ir ten nustatė tų laikų hidrologai, irgi buvo labai moksliški vyrai. Labai daug rėvų. Rėvose, žinot, yra iš akmenų, kad susidariusios natūralios kaskados, kur trukdo, labai daug rėvų. Ir seklus gan. Ir ten, vien žodžiu, reikia nemažų investicijų, kad tą laivybą su Vilnium sujungti. Bet Nevėžis yra gilus, vietomis net 8 metrai, įsivaizduokite. Ir Nevėžio garlaiviukai plaukdavo iki Babtų prieš karą, keleiviniai garlaiviukai, gariniai. Tai mano vizija tokia, kad norint tą viską daryti, reikia bendro plano, tokios strategijos. O tai, kaip jau minėjau, kadangi sala yra, mano supratimo atvirai pasakysiu, tegul neužsigauna, išdarkyta, iškastruota, tas puikiausias tas kanalas platus, kur buvo, kaip minėjau, pilna laivų, jisai susiaurintas, kadangi labai praplatino Karaliaus Mindaugo prospektą, dabar jis primena kanalizacijos griovį, melioracijos griovys tai yra, negyvas. Ta visą įlangą garažo garlaivių užpylė. Tai pagal mane taip, mano vizija tokia. Aš tą, tarp kitko, paaiškiau ir savo konkursiniam darbę, jis būtent buvo laimėjęs vieną iš pirmųjų vietų 3 ir guli stalčiuose, bet dėja nieks to nežiūri ir vėl kalba apie detalės atskiras. Kur pušelę pasadinti, kur kokį žaislą įdėti, bet reikia iš esmės. Vizija tokia. Atstatyti kanalo plotį, matyti, ko gero dabar salos sąskaitą, kad būtų solidus laivojimas. Turiu galvoje tą kanalą. Centre vėl iškasti garlaivių centrinę Lietuvos, centrinę garlaivių prieplauką keleivinį, ten būtent pačiam centre, prie pat pėsčiųjų tilto ir tampriai sujungti su Laisvės alėja. Tai reiškia Laisvės alėja kavinės, pratęsta Daukanto gatvė su kavinių ofisais namais ir čia įlanka, stovi laivai, kruiziniai garlaiviai, kateriai ir aplinkų keletas pastatų, ten kavinės, promenados, dangoraižiai nedideli, ofisai gyvenai ir viskas, o toliau sala žalia. Tai čia būtų pats tas taškas, kur atplaukė, pavyzdžiui, iš Karaliaučiaus arba iš Lenkijos, išlipai, sirena, tai tik išlipai iš Denio, čia knibžda, miestas ūžia, dunda, čia pat kavinės, restoranai, žmonės, alėjos, vat kur yra Kauno širdis ir tą reikia mum suprasti, užsifiksuoti, užsikalt koliukus ir nuo to pradėti, o po to visą kitą. Na kągi, belieka tikėtis, kad palengva ir neskubant, juk tai būdinga mums lietuviams, vėl atkreipsime dėmesį į mus supančias upes ir tikrai atsigręšime į jas. Pavertę tikrą savo miesto gyvenimo dalimi šiandien 21 amžiuje.